Labą dieną. Šiuo metu randuos Jurbarko rajone pas savo bičiulį privačiame tvenkinyje. Čia esu pirmą kartą. Tvenkinys tikrai man labai patinka. Čia yra užveista daug karpių, eršketų. Ir be abejo yra visokios kitos žuvies. Aš pirmų metimų čia ką tik pagavau nedidelį ešerį, bet turiu informacijos, kad čia yra ešerių ir didesnių, taip pat ir karosų, ir žinoma visokių lynų. Tai šiandien yra gegužės 2 diena. Ir 2 diena tokia šilta iš po šalto pavasario. Tai galvoju, gal kažką išeis įmonyt. Aišku, gal dabar tas metas toks, 11:30. Per vėlai atvažiuota mano, bet... turim. Neturim. Turim šaką. Dar reiktų papildyti, kad gal su kibimais ne kažką, vyrai buvo per naktį, bet yra toks reikalas, kad pilnatis. Žiūrėsim, kaip čia bus. Nors žinom visi, kad pilnatis nėra geriausias laikas kibimam, bet aš kadangi ne karpį gaudau, gal tą ešeriuką jau esu pagavęs. Tiek iš šitos vietos, tiek ten pabandžiau kolegos kotą, su kuriuo ir dabar gaudau, čia Black Swanas, iki 2 gramų. Tai ten taip pat pavyko pagauti 2 žuvytes, raudelę, ešeriuką, mažiuką. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Šiuo metu 3 koteliai paruošti, kad nereikėtų ten daug persirišti greitai. Ir išsibandysim viską, ką čia tas tvenkinys mums pasiūlys. O gal ir nepasiūlys visai nieko. Galvoju, kad kibimas čia labai daug tokių šakelių. Tvenkinys. Toks biškį apaugęs. Yra tokios kromukų visokių, tai žinot, per vietras palaužo šakų, tai kaip ir visur. Jau yra kur kažką įkabint. Ir žinau, matas man reiktų gal kitą krantą iš tikrųjų pasiekti. Į vieną krantą vėjas. Gal su užmetimu būtų gerbiškai problema, bet manau nereikia kito metimo, čia kažkur tolim. Bet jeigu čia taip pat nebus tokių kibimų, tai manau teks paeiti kitą krantą. Kažkaip ten matau keletą vietų, kur galima neblogai sužaisti. Aišku, tvenkinys nėra toks, sakykim, pritaikytas, kad ten, su spinningu, nes čia labiau toks karpiui, taip. Stovas susidėjai, susimetėjai, užsijaukinai. Vėl kliuvinė, šakas traukia, sakau, šakų tai turtingas. Nesinorėtų nusitraukti. Kabliukai geri, kad taip žuvį laikytų. Nesinori to koto čia prievartauti, bet kažkaip reikia išsitraukti čia viską. Matot, kas darosi. Suvargsiu.
išgelbėti kažkaip. Nenoriu aš tą kotą čia labai taip. Nu čia papuoliau. Šiaip ne taip išsivadavom. Ir visą pakrantę va tokių spastų. Nėra malonu. Kas gaudo avižėlę, suprantat patys. Bet kitaip nebus. Taip, ką mes čia turim. Čia gal reikia kažką pasiremontuoti. Miški. Pasitvarkom masaliuką. Pabandysiu keletą valandų. Pakaitaliosiu masalą. Labai norėtus pagauti karos iš tikrųjų. Nu, bonusą. Skaityčiau šis, tai lyną būtų smagu, bet tai norai ne viskas. Norai dar ne viskas. Taip, vėjo šiandien nedaug. Šitoj pusėje, kur aš dabar stoviu, jo ir kaip ir nėra. Pabandykim pasikeisti. Kad nereikėtų persirišti jokių čia masalų. Iš karto paruošto. Na čia sudominsim. O, iš karto. Tik įkritus, o. Čiupo. Raudelė. Nedidukė raudelė yra. Nu, smagu, kad kažkas tai yra. Gyvybės yra. O, tokia va. Raudelė. Galėtų būt tas biškai standartas didesnis. Bet nepasirinksi. Bandom dar kartą. Bet čiupo iš karto nuo paviršiaus, tik įkritus. Aš nenoriu tų raudžių čia gaudyti, aš norėjau biškį avižėlę prisiskandinti, sakiau. Gal kokį karosą, bent varlinuką. Ten, kur matau, kur galėtų jie būti, nu ten bus tas, kad įmesi ir bus iš šakas tas povandeninės priskendusių ten jų. Tad bandau iš tos pusės priekrantės zonai. O, turim vėl. Greičiausia vėl raudė. Atsikabino. Bet greičiausiai raudė pagal traukimą jau. Nesu specialistas avižadrebio, bet jau kadangi to žuvies ir vienokios kitos yra pagauta, jau pagal pasipriešimą, pagal žuvies elgseną jau gali suprasti, kas per žuvis. Gali, aišku, būti ir koja, sakykime, bet tikrai ne ešerys. O jeigu jos čia yra, gal pavyks kažką tokio biškai gražiau, solidžiau. Svarbu procesas. Procesas vyksta, viskas gerai. Turiu dar kolegos kotelį iki 0,7 gramo. Vat jeigu čia jos tokios bus užsispyrusios, tai teks užsidėti dar lengvesnę avižą ir gaudyti. Ką?
pratęsim. Pratęsim nuo ko, kur užbaigėm. Tai šiuo metu paėmiau biškį, šiek tiek, ne biškį, sunkesnę avižą. 0,8 gramo. Pabandysim pro dugną pradzonduot. Nu, bet vat, dugne, vat, kaip ir minėjau, nu, labai daug tokių smulkių nuo krūmų šakų. Čia tvarkė tvenkinį šitą ir buvo pjauti krūmai ir, aišku, dalį tų smulkių šakelių vėjas supūtė ir čia bus neišvengiamai jų. Maniau, mūsų žūkliai gal taip didelios įtakos net nebus tam, netrukdys. Reiktų šiek tiek paeit kažkur, tai paeit kur. Kadangi aš čia pirmą kartą nesu nei apės, kiek aš čia paėjau, 50 metrų. Turim, ką čia turim vėl, visokie šakos, visokie negeri dalykai. Nu, priekrantė tai labai nešvari. Žinoma, gaudant didelį žuvį, ką čia vyrai gaudo, tai jiem čia yra, kaip sakant, nusišvelgti. Jiem tokie dalykai netrukdo su tokiais kotais. O gaudant vižadrebių, šiek tiek yra sunkiau. Šiaip dar pasakysiu tokį pastebėjimą, Black Swanas, iki 2 gramų. Nu, aišku, daug kas sakys, jau nebe vižadrebių, bet žinokit, nežinau, man patiko. Man tikrai patiko. Jisai gal ten, sakykim, nu, tu neišdirbsi ten tos avižėlės, bet va, kas liečia, jeigu iš toliau numest, jeigu žuvis atsitraukus, nu, tai puikus įrankis, tikrai puikus. Tai jis nekainuoja, aišku, tiek tų pinigų ten, kaip visokie garsus matagiai. Ir ten Azūra, ne, ten palei kainas. Būtų ten irgi kažkur netolima taiga. Nu, sąlyginai, sakykime. Mačiau kotelis iki 300 eurų. 2,8, 2,7, taip. Lentynai, parduotuvėje, tai tikrai vertas tų pinigų. Ir ką ten prisipirkti, sakiau, mifinų iš Kinijos, tai vat yra. Asmeniškai aš nedaug čiupinės tų kotų, iš tikrųjų turiu savo nuosavą Crazy Fish, Nano Zero iki 1 gramo. Ir va pas kolegą du, tai Crazy Fish Hit iki 0,700, iki 0,7. Ir va sekantį, ką dabar laikau rankoje, tai va Black Swanas. Ir jis minėjo, kad yra dar Black Swanas iki gramo. Tai va dabar dilema, kas geriau būtų man pačiam, ar Black Swaną iki gramo, ar Crazy Fish iki 0,7. Kažkaip galvoju, kad Black Swanas stipriau būtų. Jis man, na, aš pasakysiu atvirai, jis man ne toks gražus kaip Crazy Fish, bet prie to galima yra priprasti. O taip kaip kotas, vat blankas pas, nu, tikrai, vat 2 gramų, nu, pasaka. Pasaka. Aš manau, reikia jas turėti visus 4. Na, kodėl ne? Taigi nesuges. O, tai buvo kibimas, tikrai buvo, jaučiau smūgį. Čia nebuvo šaka kažkokia.
Tikrai nesugės jisai, net dešra. Tai kaip sakau, matagio jau, manau, neteks niekada pačiupinėti, bet tai, kad ten, nemanau, kad ten kažkas tokio, kad ten jau paimsi į ranką, užmirši visą, ką iki to čiupinėjai, tikrai nemanau. Nėra taip, imkim, bet kokios ten klasės įrankius, ar tu ten, karpinį įrankį paimsi, ten ultralight, jeigu ten ta kaina, sakykim taip, premium kotas ir vienas ir kitas, ten didelių skirtumų nemanau, kad ten galėtų būti. Kuom tu gal būsi išskirtinis, jau mažiau bus ant kranto, nes tiesiog brangesnis jisai, ir žmonės racionalus galvoja, kad kam, daugiau žuvies tu nepagausi su to brangesniu kotu. Sulaužyt gali viską, aišku. Bet apie tas tokias, kas sulūžtų, ten dar kažką jau čia iš vis reiktų net negalvoti apie tai, nes čia visko gali nutikti su bet kuriuo ten kotu, kaip tu ten bet atsivijęs, mačiau, buvo šeriukas, vijos masal. Tik kad visų nepabandysi. Sakau, tie, kas dar neapsisprendė, galvoja, čia man užteks kokią mifiną. Realiai aš to mifino tikrai nesu rankoj ta prasme ant kranto. Su juo nesu nei sumetęs nieką, bet parduotuvėj, kiek teko čiupinėti, ten jo vieta yra šiukšlių dėžė. Aišku, su juo pagausi. Bet jisai, ką aš žinau, jisai pats nemalonus, ten nežinau. Kas čia darosi. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, tokiem kotam, kurie yra, jie taip pat surinkti Kinijoj, mes viską tą suprantam, tas Black Swanas, tas Crazy Fishas, bet yra tokia viena detalė, kad atsitikus nelaimėjai ten viršūnėlę, tu sulaužysi, tu visą laiką ją gausi nusipirkti. Kažkokį ten ekskliuzyvinį pabandęs, visų pirma, nieks neduos tau jo, kad ten nusipirkai, pabandėjai ir grąžinsi pardavėjui, taip nebus, o čia ir blogiausia. Tai manau, kotai iki 300, nuo 150, tu nusiperki 2 kotas, 3. Vieną iki gramo, kitą iki 1,5 gramo, ir turė dar vieną iki 2, nors dar, aišku, gali būti ir toks iki 4. Tai ten, aišku, skaitysis ne vėžadrebis, bet tokia visą seriją, tu jau būsi pilnai apsiginklavęs visom situacijom. Ir oro sąlygom pasikeitus ir ten, jeigu ten, sakykim, tvenkinys neleistų su kitu kotu prasivedimą padaryti, nes žinai, kotai ne tik tais gramatūra skiriasi, dar jau ir ilgis skiriasi. Tas, sakykim, 30 cm iš tikrųjų yra daug. Taip atrodo, kas čia tas 30, bet jeigu reikėtų tarp krūmų palandžiat kažkur, tai tikrai pasijaus. Turiu žuvį. Turiu žuvį. Lydekiuką! Lydekiuką. Su Black Swan. Sakė, matai, Darius sakė, kad lydekas, žinai, jam viskas čia nukanda. Jis nemoka gaudyti, o lydekas, reikia taip gaudyti, kad tvarkingai įsikipti.
kažkada bus didelis. Kažkada bus. Krokodilas. O, gražus. Eina namo. Eina namo. Nu. Ops. Viskas tvarkoja. Aš mačiau, čia žiūriu, čia, žinai, Vaiką, ne? Jo, pasišiausia, žiūriu, paviršius galvoja šerys, žinai. O čia, matai, ne šerys visai. Bet, va, nukandais man ant česnapis čia. Nu, aš iš vis norėčiau nueiti ten krantą, va, iš tikrųjų. O su užmetimu, aišku, būtų sunkiau, bet va, ten yra tokių meldų. Viską. Aš ko gero paliksiu visą įrangą, pasimsiu tik miškai reikia. Tokių va, porą dėžučių pasimsiu, kur čia visko yra. Po vieną vienetą. Ir pasibandysiu. O dabar pamatysiu, kokią agresyvią spalvą dar nebandžiau. Va, čia va, gal patiktų jiems čia. Nemėgstu aš tas tantas tos, bet tai pabandyt galima. Nu, tokia. Arba reikia ne taip daryti. Kadangi man tik reikia masalą. Mes tą metamą daugiau. Aš turiu guriau. Ui. Bet taip fainai, žinok, iš tikrųjų. Sakykime, jeigu dabar būčiau pagavęs su tuo nu, iki 2 gramų, nu tai būtų leba azarta. Nes man tai irgi va, aš atsimenu, kai su metodu, žinai, pagauni karpį. Ten kokį, sakykime, nu, iki 5 kilogramų, nu, pizdanskas. Nu, pizdanskas, nu, ten yra kaifas. Nu. Nes, nu, tu paimk su normaliu kotu, žinai, ten 5 kilogramų karpių parsivilksi, kai kliūvinė, žinai, viskas. Reikia ten azarto. Nors iš tikrųjų tas 5, jis dar kaip tik ten duoda forsą, žinai, va, tokie, va, 12 tokie, traukia kaip pagalį. Jo, o tos kitus traukia kaip pagalį viskas. Bum, tie tokie judesiai. Aš atsimenu, mes šį sodą nuvažiavam pas pusbrolį. Aš turiu tokius 2 botus, žinai, vadinamas tos meškerės botai, kur be ryčio, tokios lengvutės. Šiaip jis, nu, aukštas gi su jom gaudo. Nu ir suprantate, ten pas jį yra karpiukų tų tokių, vat, buvo. 5-6 metrų. Jo. Tai pas mane vienas yra 7 metrų, o kitas, man atrodo, 4. Nu tai davė moteriškiam pamėtyt, nu nepamėtyt, ten su plūdelė. Mažutė, nu, į tos karpės, žinai, tie karpukai va tokie. Bet tas kotelis o toks, nu, jos ten klykia iš laimę, žinai. Tai va, sakau, kiekvienai žuviai atitinkamai, jeigu įrankį turi, tai čia tos laimės visai smėgi traukiamiai yra. Nu, emocija tau duoda. Jeigu teisingas kotas, tai ten gali ta žuvis nebūtinai būti ant tiek jau ten didelė. Bet va, kai čia kokie bonusai kabini, tai išves. Aš šiemet 2 ešerius, nu, jau buvo nutirpę, nu, gal kiek tai ledai buvo nutirpę, kokias gal 2 savaitės, jau kai ledo nebuvo. Tokia virš kilogramų, 2 ešeriai. Aš turiu... Jo. Nu, gal, žinai, iš tikrųjų taip nesakysiu aš taip, virš kilogramą. Sakysiu taip, 38 cm, nes aš jo nesvėriu, žinai, iš tikrųjų, bet abidvi patelės su ikrais. Žiemą čia irgi va prieš mintis atledo ir toliau ten pas mus užbergiai, žinai, įleido irgi man miškio paim. Tai va, per dėžę padėjau, grinai per dėžę. Nu, tai kiek dėžė? Kiam irgi turbūt. Nu, tai jo. Per dėžę, na. Blet, geras jau. Geras. Ir dažnai ant va, su to va, savo iki 1,5 gramo, o turiu kažką. Negi, čia kliuvinys. Ar ne kliuvinys? Bet nesuprantu, ne, musėt. Eina. Ai, valas tavo. O, subenai. Tavo valą paėmiau, žinok. Aš nežinau, kad tu ten... Trauk, matai, aš ant tų 3 medelių. Na jo, Bemba, aš... Gerai, permės. Aš tikrai nenorėjau tau jo, žinai, užsimesti. Bet dabar klausimas, ar aš, žinok, ištrauksiu su juo. Jo, čia dar klausimas. Tai palauk, aš atleisiu. Jo, nes aš ne ir koto nenoriu sulaužyti, kolegai. Tu jeigu lankelį atlenktum...
įvyko force majeure. Nu, kaip visą laiką. Čia vyriokai karpius gaudo, tai nieko keista, kad čia taip įvyko, tai mes sutvarkysim tą visą reikalą. Taip. Išsigelbėsim iš situacijos. Op. Aš viskas atkabinau. Nu ką, pažygiuosim toliau. Papilmuosim iš kitos vietos.